Sveiki, bičiuliai! Tai jau tikrai, kad what's up? Čia ir vėl girti receptukai iš barbekio lizdo. Oh yeah! Ar jūs mokat šokt airiškus šokius? Nes šiandien mes gaminsime airišką jautienos troškinį Ginės saloje su lietuvišku prieskoniu. Sakoma, kad airiai žino tik tai du dalykus – kaip šokti ir ką daryti su alum. Šiandien mes patikrinsime antrąjį variantą. Šis troškinys man labai patinka, nes jis labai lengvai gaminamas ir be proto skanus. Ir dar kas faina, kad tai yra vieno puodo patiekalas, reiškia viską gaminsime viename puode. Tai ką, nieko nelaukiam, einam ruošiam ingredientus ir gaminam. Imam 1 kilogramą jautienos sprando. Šitie gabalai kadaise turėjo planų gyvenime. 2 stambiai supjaustytos morkos, 2 taip pat supjaustyti salierų stiebai ir 2 stambiai plėšyti svogūnai. Ir pridėkime saujelę marinuotų mažyčių svogūnėlių. Reiks litro vištienos arba jautienos sultinio ir nieko kito, kaip tik skardinės Gineso. O, koks krioklys. Čia ne šiaip saualus. Čia airijos charakteris. Įkaitiname puodą, pilame šlakelį aliejaus, na ką ten šlakelį visą šlaką, dedame jautienos gabaliukus ir apkepame iki gražiausio paskrudimo. Nepamirštame vartyti, kad apskrustų iš visų pusių. Druska ir pipirai privaloma. Apkepusią mėsą traukiam lauk. Ir į tą patį puodą, ir į tuos pačius riebalus dedame svogūnus, kuriuos šiek tiek apkepam. Ir kaip visada pamirštu paminėti česnaką. Toliau kraunam salierus su morkom ir taip pat apkepam. Aš dar dedu šakelę rozmarino. Bet jūs galite dėti ir čiobrelio šakelę, arba palikti taip, kaip yra. Pilame sultinį ir permaišome. Ir štai dabar pilsime alų. Beje, daug įdomių dalykų yra susijusių su šiuo alum. Netgi vienas iš tų, kad Arthur Guinness alaus daryklos nuomos sutartį pasirašė 9000 metų. 9000 metų. 9000 metų. Mes čia gaminsim 2 valandas, o jis pasirašė 9000 metų. Pilame visą skardinę. Suprantu, sunku, bet reikia. O jūs niekada nebandėte įsiaiškinti, koks ten kamoliukas viduje yra? Aš papildomai dedu dar 3 šaukštus pomidorų pastos. Nardiname šitą džakuzę mūsų apkeptą jautieną. Kaip žinia, lauro lapas patiekalo nepagadins. Dengiam dangtį ir paliekam ant nedidelės kaitros 2 valandom. Aš tai dar uždarau kepsninį. Na žinot, nuo pašalinių akių. Nuo kol troškinys troškinasi, mes turime atlikti vieną labai svarbų ritualą. Mes privalome paragauti tai, ką pilame į troškinį. Beje, kasdieną išgeriama virš 1 milijono tokių skardinių, tai kol mes gaminsime, bus išgerta keli šimtai tūkstančių jų. Čia jau netroškinimas, čia choreografija. Nu, pakalbėkime dabar apie garnyrą. Be abejonės, tokiam troškiniui privalo būti garnyras. Turbūt airis neduos sumeluoti, kad tipiškas airiškas troškinys dažniausiai eidavo su bulvėm arba bulvių košė. Bet šį kartą mes nustebinkim save. Ir be abejonės nustebinkim pačius airius. Pasinaudosiu vieno garsaus šefo, kuris gyvena netoli Airijos pasiūlymu. Niekam tik nesakykit, bet šį troškinį mes patieksime su perlinėmis kruopomis. Kol troškinys troškinasi, kaip tik yra geras laikas išsivirti perlinių kruopų. Kai kruopos išvirs, įdėkite kelis šaukštelius garstyčių, įtarkuokite gerą saują sūrio, išmaišykite. Kruopos apšilkinės turės tokį charizmatišką prieskonį, kuris labai derės su mūsų troškiniu. Na štai, troškinys paruoštas, dedam į lėkštę ir lekiam ragaut. Visai gerai čia tos perlinės kruopos atrodo. Na, bet nepamirškim, kad vietoj kruopų visada sueis bulvės. Tad štai, bičiuliai, toks yra airiškas jautienos troškinys Gineso aluje su charizmatiškomis perlinėmis kruopomis. Ačiū Jums, kad spaudžiat patinka, ačiū Jums, kad prenumeruojate girtų receptukų kanalą. O aš bėgu ruošti dar vieną girtąjį receptuką, tad visai netrukus susitiksime kitame video.